Statybos bendrovė Plungės Lagūna, nuolat investuojanti į modernę techniką, pasiūlanti rinkai įvairių naujovių, per įmonės veiklos 20-metį įgyvendino Lietuvoje daug svarbių projektų įvairiose statybų sferos srityse. Taikydami pažangias technologijas ir naudodami modernę įrangą, kompetitingi bendrovės specialistai įrengia vandentiekio ir nuotekų tinklus, stato buitinių nuotekų valymo įrenginius, tiesia ir restauruoja kelius, tvarko viešasias erdves bei sąvartynus, stato gyvenamuosius bei negyvenamosios paskirties pastatus. Per 14 metų Lietuvoje pastatyta daugiau kaip 20 didesnių ar mažesnių nuotekų valyklų, kitose sumontuoti valymo įrengimai. Bendrovė pastatė nuotekų valyklas Rietave, Plungėje, Jonavoje, Lentvaryje, Šilalėje, Mažeikiuose, Akmenėje, Naujojoje Akmenėje, Ventoje. O neseniai moderni uždaro tipo valykla iškilo ir Žagarės regioninio parko teritorijoje. Modernioje valykloje, kurios našumas 250 kubinių metrų per dieną, nuotekos valomos automatiškai, o visus duomenis apie išvalytą vandenį kompiuteris persiunčia įmonei Joniškio vandenys. Dabar nuotekų valyklų statyba užima apie 18% bendrovės veiklos atliekamų darbų. Didesnioji dalis, apie 31% įmonėje vykdomų darbų, tenka įvairios paskirties inžinerinių tinklų statybai ir renovacijai be tranšėjų būdu. Tai ypač patogu įgyvendinti vandentvarkos projektus nedidelėse gyvenvietėse ir priemiesčiuose. Dirbant be tranšėjinę techniką išsaugoma asfalto danga, nesuardoma infrastruktūra. Plungės Lagūna pirmoji įmonė vakarų Lietuvoje įsigijusi 3 betranšėjinės įrangos komplektus. Su nauja betranšėjinė technika jau nutiesta keli šimtai kilometrų inžinerinių tinklų. Horizontalaus valdymo gręžimo įrenginį sudaro mobili hidrodinaminė tinklų plovimo mašina, vamzdynų diagnostikos televizijos priemonėmis įranga. Moderni technika skirta ne tik vamzdynų diagnostikai, bet ir ryšio priemonių bei kitiems inžineriniams tinklams įrengti žemėje ir po vandeniu. Statybos darbams atlikti naudojama apie 80 įvairių savaeigių žemės darbams skirtų mechanizmų, daugiau kaip 30 įvairios keliamosios galios savivarčių automobilių ir vilkikų, kitos įvairios paskirties mažosios mechanizacijos technikos. Neseniai įsigyta kelių asfaltavimui skirta technika, klotuvas, freza, vibruojamieji volai ir kita pagrindų sutvirtinimo ir asfalto klojimo įranga leis įmoniai visus darbus sutelkti vienose rankose, neieškant subrangovo. Naują kelių asfaltavimo techniką kompetitingi bendrovės specialistai jau išbandė Ventoje, asfaltuodami privažiavimo kelią ir aikštelę prie Ventos miesto nuotekų valymo įrenginių objekto. Asfalto dangos klojimo darbai šiuo metu atliekami Šateikiuose bei Kuliuose. Bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų bendrovė ilgą laiką įgyvendinusi su aplinkos išsaugojimu susijusius projektus, džiaugiasi neseniai atsiradusią galimybę įgyvendinti pirmąjį didesnės apimties viešųjų erdvių sutvarkymo projektą unikaliame Žemaitijos miestelyje Mosėdyje. Bendrovė Plungės Lagūna, didžiausia įmonė Žemaitijoje, visada sakanti, jei mes pažadėjome, vadinasi padarysime.